Dabar nebežinau, ką daryti jau. Kaip čia padariau. Sveiki, žiūrintį savaitgalio bityną. Sekmadienis, reikia į Vilnių ir pagaliau saulė pasirodė. Jau saulės praeitą savaitgalį, kaip video jums paskutinį žiūrėjot, lyjo, pradėjo lyti, lyjo visą savaitę čia realiai. Nu gal vieną dieną, sakė, biški mažiau buvo, bet vakar tai iš vis pliaupė. Tai bitės realiai neišlindusios buvo, tai jaučiu visas šias piesis turbūt, nežinau, nieką negaliu dar komentuoti. Pasižiūrėsiu, medaus jaučiu pavasarinė, ne kažką bus. Bet kai pagalvojau, kad medaus nebus, prisiminiau, kad kaip suplanavau laikyti bites, tai šis man medus nieko, aš nelabai aš ir valgau, kaip sakom, valgiau, gal dabar jau daugiau valgau. Tai norėjau tiesiog laikyti bites, bet kaip pamačiau, kad dar galime ir iš medaus kažką gauti, tai kodėlgi ne. Gerai, pradedam nuo pirmos ir žiūrėsiu taip visus. Taip senai nebuvau, kad net neatsimenu, kada buvau. Gal vieną kartą šiemet, gal taip pilnai per avilius praėjau, visą laiką ten pasižiūrėkime, tik tai truputį gaudavas. Nes, savaitgalį šiemet orai labai nedavė. Čia būtų galima dar paprastom dienom kažką sugaudyti būtų galima. Čia meduvės. Pažiūrim, ką meduvėse turim. Nieko man nematau, kad turėtume. Per lengvai eina. Naujas remelis. Pasiūta užpilta. Tai gal ir nėra blogai. Čia naujas, o pažiūrim jau kuris senas remelis, kuris buvo pasiūtas, nereikėjo dirbti. Gerai, po vieną turėsim, reiškia. Tai nuėmam ir lendam į lizdus. Reikia kartais į lizdus pažiūrėti, jaučiu spiečiasi, dar kažkas, pažiūrėti, kiek ko yra. Oi, šiandien nugarą skaudės vakare. Ne, neskaudės, nuo tiek neskaudės. Matos, pirma pusė. Priekis sunkus, tai priekis prikrauta. Ir gerai. Po vieną meduvę pavasarį, jeigu iš visų bus, tai nieko čia blogo. Taip. Nežinau, nenoriu aš jų čia labai, bet reikia ardyti viską. Perai. Žiūrim iškart. Ar nėra kokių nors blogų perų. Šitas gražus, dabar nesinori man čia jas, aišku, durnius per vidurį išėmiau. Nesinori, vis tiek nėra labai karšta dar čia pas mus. Jau kokį šoninį išim, kad man vietos būtų kaip čia dirbti. Nesinori jau čia šaldyti. Čia irgi perai. Ir suformuosiu iškart šeiminėlę kokią nors. Čia medus. Jau apačioj kaba bitės. Jei kaba, tai jau vietos nėra per daugiausia matyti. Tranų jau galyt galas sėdi čia. Bet spiestis dar ne kaip tai. Neturiu kur padėti čia jų dabar ant žolės. Čia mama pabėgs, jeigu. Bet nenoriu šaldyti, reikia greičiau dėti perus atgal. Stiek ten šilčiau. Gerai, aš čia per biškį dar padūminam. Nors ramė šitas. Matyt, turi ką veikti. Nors nėra šilta. Dar lietų žada po pietų biškį. Gerai. Iškart greit. Čiuk. Jokių blogų dalykų nematau. Džiugina. Gerai, sekantis. Perai, gražiai. Man patinka, kaip perus deda. Gražu žiūrėti. Gerai. Oi, čia irgi gražiai, aptūpę viskas. Dabar man reiktų sužiūrėti mamą ir norėčiau paimti perų, vieną paimti perų su bitėm.
Bandysiu sudaryti šeiminėlę. Tikiuosi kažkur rasiu ir spėtinį šitą. Nors ir, kaip sakoma, savo blogo linkiu. Va, pažiūrėkit, pilni. Nu va, misačką matau. Kiaušinėlių dar nėra. Bet jau reiškia viskas. Nu, matosi pagal šeimą jau. Kaip mamą surasti, a? Daug bičių čia matau. Nu, kartais būna pasiseka, tiesiog pamatau. Biškai sulyskit žemyn, nepatogu man čia jas mindau. Ai, man patinka ramios bitės. Dar vienas perų, nu čia jo. Reikia būtinai iš jų atimti. Bet norint atimti, aš noriu atimti su bitėm, nes tenais nebus kas jas šildyti perus. Bet su bitėm, jeigu imsiu, reikia mamą būtinai rasti, nes jeigu mamą išnešiu kitur, tai ne toks planas. Dar viena misačka, bet dar be niekur dar nepadėta. Žiedadulkės raudonos, kažkokios gražios. O va, mama, kaip gerai pasisekė man. O, misačka matau didelė. Nu, ar ir kas nors ten? Ne, dar nepadėjo. O va, matau, kur blogiau jau. Jau ką čia statot? Ar yra jau galbūt? Ach, tu blecha. Bet tokia. Ir mama jau čia va vaikšto. Jau ant šito va, kur kraštuose netvarkinga. Ir jau jie sugalvoja, ką padaryti. Gerai, mama žymėta čia. Atsiminkit, žymėta, reiks pažymėsiu čia, kad žymėta raudona. Bet čia jau, vat, jau kurėmelis toks negražus. Jau jie ir prisidarė. Ir misačkų visokių čia. Nenoriu mamos dėti atgal. Nu gal nepravagadinsiu aš jos. Tegul čia pastovinai. Dar greit pasižiūriu. Taip, čia ką matom. Matom, kad bičių tikrai daug. Ir reikėtų realiai statyti antrą aukštą jiem tenais ir juos dar tenais varyti. Bet neturiu nei avilių tiek ir nemoku dar šitos praktikos, iš tikrųjų pasakysiu. Nes reiktų dabar dėti. Tai pilnagi nepridėsiu, visą atšaldysiu. Vat geriausia iš tikrųjų ir yra, kad avilius laikyti visi ant meduvinių. Tada biškai paprasčiau. Norėčiau lizdą dabar. Lysdinį vieną grotelės padedu ir viskas. O šiuo atveju kaip man dabar elgtis? Tai va taip ir būna dabar, nes jau matos, kad šeima tikrai nemaža. Tai dabar padarysim ką? Pastumsim viską atgal. Mamas tikiuosi dar gerai ir perus surasim dabar kažkokius, tai kur mačiau, čia labai daug buvo perų. O kitoj pusėje yra gal dar didesnis. Palaukit, nes nervuojate. Dar, man atrodo, vienas remelis yra šitas va. Jo, pilnas šitas. Nešu aš jį į kitą avilį. Žiūrėsim, kas bus. Nu ir dar ne nuo perų, bet nuo kažko nukratysim biškį. Kur čia perų nėra? Yra dar. Ai, nu vat va šitas iš tikrųjų, ką aš čia galvoju. Nukratysim tenais. Всё. Čia biškį padarom tvarkos. Dedam mamą atgal. Pažiūrim, ar jinai čia neperėjo kur nors nedaug dievė. Va, yra, gerai. Mama yra, tai mamą dedam čia atsargiai. Su mamom reikia atsargiai. Nes labai brangiai kainuoja neatsargumai. Jo, tada čia priglaudžiam viską. Ir kur perai baigėsi, dedam truputį darbelio.
Gal kaip tik reiktų perus skirsiu. Tada bitėm, vis tiek jau tokia. Tada jie atrodys gal, kad biškį labiau čia mes kažką padarėm. Pavasarį taip nereikia, bet dabar jau vasara, čia jau. Nes bičių daug, apšildys tikrai čia jas, nebetelpa jos. Tegul jos pagalvoja, kad čia biškį jau kažkas atsitiko. Viskas, šitą šeimą kaip ir padariau, liko dar krūva šeimų. Situacija iški gerai, atšaldėm gerai šį čia. Užėjkit atgal, nes jūs čia po to ir būnat. Čia dar jos tos neskraidančios, tai jom gerai sulyskit. Groteles man reikia uždėti, nenoriu jų sumaigyti. Grotelės dedam, kad mama į viršų nevarytų. Nėr čia ko. A iš tikrųjų, nu tai gerai, tai prinešė. Turi dar kur nešti, aš nepasižiūrėjau. Yra dar. Bet reiktų po savaitės pažiūrėti, jeigu dabar geras oras. Stipri šeima, tai čia jiems kelias dienos prineš, kiek čia trūksta. Bet dėt dar vieną, nu nereiktų dar gal, nu kažkaip. Šį čia dar nereiktų. Tada labai smagu iš tikrųjų buvo. Gera. Žinau, kad šitą ramu, mama spalvota, viskas gerai ir va spalvota mama matosi. Nei dzimbekas, nei dzizė, nieko maloniai, gera dirbti, tikrai be pirštinių galima dirbti tokią dieną, nors ir vėsoka. Bet jau tos, kur be spalvų mamos, tai gerai, neturiu laiko, reikia varyti į Vilnių, reikia varau greičiau, dabiškį nepafilmuosiu, gal pafilmuosiu, po to papasakosiu, kas gavosi, gal dar ką parodysiu. Galvojau, sekant jau neberodysiu jum, bet tai šašai jau kaba. Tai situacija jau čia nekontroliuojama realiai sakyti. Šašų pridaryta, ne vienas, krūvom, apačioj va. Tai dabar ką žinau, reikia susirasti mamą. Ir dar vieną avilį turiu ir bandysiu tą avilį mamą perkelti. Kito varianto neturiu. Nes čia jau viskas, jau va, šašai tokius blogesnius reikia nurauti. Nurauti reikia tam, kad kiek bus šašų, jeigu ir gali tiek išsispies, tai bus mažiau, tai mažiau išsispies. Bet tai jau viskas, čia dabar darbo jau šeima nebais dirbs. O užsiema dauginimusi. O dauginimasis, tai vat, vien jau šiek tiek prikrapščiau. Oi, negerai. Nu, aš tikėjausi, kad tai bus. Kad ir kaip norėjau, kad galbūt nebūtų. Tai dabar svarbiausia šitų nepraleisti. O to vieną kokį gražų reiks palikti. Bet čia su to vienu žinot, kaip būna. Tai dabar dar mamą turiu surasti. Dar. Ir jie taip jas lepia, jos taip neparodo, kad yra. Tai prapučių tada pasimato. Koks pavasaris, nebereikalo pilnas internetas piečių. Nebereikalo, aš pasakysiu. Tai dar kažkur tai ten Lietuvoje dar biški geresni net orai buvo. Nu čia Zarasuos aš nesuprantu. Nebuvo, viskas šalta buvo, lietaus nebuvo, nieks taip negalėjo normaliai pražysti. Kaip davė lietaus tai jau. O kaba bitutės irgi jau vietos už tai jiem čia nėra. Bet tokias ramios, tai mama tikrai kažkur ganosi. O žinom, kad kartais va, lengvai mama pasimato. O kartais jinai kur nors ten nenori pasirodyti. Ir čia gali man kelios valandos užtrukti vien tik tai grožėtis bitutėm. Surask Jono žaidimą, tik kad surask bitutę vieną. Tai su tokiom tai dar baika dirbti. Matot, kad jokio širšalo nėra. O čia net darbo turėjo, net statė kiti normaliai. Nu šonę gale buvau pastatęs, tai ką aš pats durnas, aišku. Pats durnas, tai čia jau niekas jau nekaltas. Ir kai spiestisgi pradeda mama sukudėjagi, kad skrydžiui ruošiasi. Net nepastatė, jau tokie tinginiai, kad nežinau, taigi sėdėjot troboj. Jau biški nervuotis pradeda. Aš irgi.
Aš irgi nervuos, nes aš jeigu spalvota, taigi turėčiau greit matyti. Jaučiu kokį pusvalandį praieškau mamos, neradau. Pavargau. Nu kaip pavargau, atsibodo šitą patį daryti, tai vieną palikau kol kas, eisiu visas kitas ir po to galvosiu, ką daryti. Galbūt pastatysiu avilį šitoje vietoje kitą, o šitą avilį visas bytes sukratysiu kur nors kitur. Nežinau, dar pasakysiu vėliau. Biškį supikau jau. Nu kaip taip nėra, mamos, nesuprantu. Viskas praeita, visi aviliai. Liko šita spiečiaus nuotaikom. Ir jinai jau greit išskris, jau gal net ir turėjo išskristi, korai nedavė. Tai ir tingi, nu neberadau, jau reikia važiuoti Vilnių, ką žinau, viskas apeita, nenoriu žiūrėti dar kartą ten tų motinėlių, jau tiek laiko ieškau, nežinau, gal jinai jau išskridus, bet kažkaip tai per daug dar šeima didelė, galbūt ir įsispėtė jau mama, už tai aš jos ir nerandu, čia dar vienas variantas, bet kad, sakau, visą jeigu dar kaba bytės, tai vis tiek būtų jau pamažėję, jau juntamai. Tai ką darysiu, atsinešiau avilį, tuščią avilį. O toks ir tuščias. Čia yra kažkoks senus remelius, nu tokius, va, sudėjau remelius. Dar sudėsiu kažkiek nepasiūtų. Ir dar, sudėkime taip. Žodžiu, visas bytes sukrėsiu čia. Kažkaip biškį nesiseka šiandien. Užtrauktukas buvo išyręs, naujų rūbų. Dabar mindau, girdėjau sprandžyną ten viduj. Ir dabar nebesimaigo, kažkur šoną matyti stoja. Tai bėda ta, kad kažkaip reikia čia man išardyti ir pasižiūrėti, kur ten ta sprandžyna. Taip, tai žodžiu ką, naujas avilys čia. Čia nieko nėra. Kai kurie tušti arba pasiūti remeliai. Tai paimsiu dabar viską, perkratysiu tenais. Ir žinosiu, kad mama tenais bus. O visus bytės čia sugrįž, kai kurios. Nu, žodžiu, nežinau, kas čia bus. Bet gal čia dar išimsim. Sunku man pataikyti, gali jie prašonati. Nu velnės. Kokios mamos nepalikti. O, būčiau, kaip nukračiau, žiūriu, yra. Tai gerai, kad yra. Paliksim jį. Tik va vieną reikia ir palikti tokį. Bet ten mačiau, buvau gražesnį, buvau palikęs, regis. Gerai. Kratom viską. Visur visos ramybės. Ai, nesispauda, nu kaip taip sugesti. Viskas. Turbūt reiktų kažkaip geriau daryti, betgi reikia eksperimentuoti. Neeksperimentuosi, nežinosi. Blogiau nebus. Va šašą šitą reiks palikti. Ta ištrinsim šašą tada. Svarbu, mama, kad įkristų, čia būtų gerai labai. Nu ką žinau, čia pridirbsiu gerai. Laša nektariukas. Prinešė. Nu kaip mamos nerandu, nu tai ką daryti su ta mama? Tikiuosi, jinai čia įkrito kur nors. O dar čia spingalėtas padarytas. Nu, paskutinis. Kabo čia viskas.
Čia dar turim nemažai. Kažkaip reikia ir šitą suversti. Eikit, žiūrėkit, jas dar papačia, kiek čia jų. Tai ko jie čia papapačia? Eikit, stiprumo šeima, nes renai čia spiečias. Arba jinai gal įsispietos, tik papačia sėdėjo. Aš dabar pagalvojau. Čia neturėjo kaip ir jas, nes nesveikai čia viskas sėdi. O dabar aš čia vėl supyliau. Aš žiūriu, kad kai atkėliau va yra visur. Taip ir bus, čia viena šeima papačiaučių gyvena. Dabar nebežinau, ką daryti jau. Nebuvau pasiruošęs tokiam žingsniui. Eik tu. Paliava. Net nežinau, kokie mano veiksmai čia. Nu arba tokia didelė šeima jau ir netilpa. Aš kitaip nežinau. Va. Tai kur čia ta mama bus dabar? Ir visa kita. Eik čia. Tai gerai, kad čia nepyktos dar. Jų čia visur. Kaip čia padariau? O ką dedam? Atgal? Nežinau. Tokios kalturkos nepamenu, kad būčiau daręs. Gerai, tą su šašu reikia padėti šilmoj per vidurį. Nes bandykime galvot, kad mama tenais. Nu įdomu, kas čia bus. Bet jeigu čia tokia šeima diduma, tai jau tiesiog jau verkiant reikėjo antrą aukštą. Bet tai kaip, čia visos šeimos tai nėra tokios. Nu visos kaip ir normalios, bet šita tai mega. Nu va. Tai dabar nežinau, kur tą meduvinį dėti. Kur čia daugiau bus. Čia turi sugrįžti daugiau. Nu čia padėsim atgal. Nu pridirbau čia įdomiai. Galėsit papizdavot per video. Mamos nėra, perai šviežius. Ten 3 dienį tikrai buvo. Gerai, tai čia ką dar mes galim dėti dabar? Ojoj, čia kaip baisiai atrodo. Įterpkime dar ožkuolę. Tegul čia dabar pagalvoja, kad jau viskas įsispėtėm. Reikia dirbti stipriai. Aišku, tenais daug perų liko, tai nususkris ten tos darbinės bitės, o kurios ten dar turi šildyti perus, nu ką darys. Reikia eksperimentuoti. Bet tai, kad taip apačia būtų visas spiečius ar ten, nežinau, atskirai įdomu šeima, ne. Jeigu neatskira, tai tikriausiai čia dabar 2 mamos susijusios kažkur vieną laimės arba nelaimės. Kaip jums atrodo? Eikit čia. Tikiuosi mama kur neiškrita. Nes matėt, kad galėjo čia visko būti. Nu ir dar vieną įdedam. Tegul jau čia šeimai praeina noras spiestis. Aha, neturiu šito celofano, net nešiau. Ai. A uždarysiu dangtį, vėl viskas prieis ten. Kaip čia atrodo situacija? Gerai, čia tas gerai. Nu gal ir gerai. Tai ten liko šašas dabar toks visai, gal nieko, būna aišku didesnių, gražesnių, bet nu ką turėjom, tą turėjom. Ir viskas ten liko, ir perai, ir viskas. Bet mamos tikiuosi nebeliko. Čia arba viena, arba 2 mamos, bet čia didelė šeima
Tai mano manimu kažkur jos išskris, o jos visi grįžta į ten atgal, tai grįž ten, čia liks, kai kurios neskraidančios liks čia, rūpinsis mama ir gal kažkaip prasisuks. Reiktų, aišku, gal maisto jom, bet, nu, kažkiek yra, nedaug, bet yra, užtek turėtų. Kiti maitina dar jas, bet, nu, nepradėsime, kada aš maitinsiu. Žodžiu, padariau kažkokią nesąmonę, gal viskas bus gerai. Nebus, nu tai, kaip su 2 šeimom, tai baisu eksperimentuoti, prarasi ir viskas. O čia, byla, ne byla. Tai toks sekmadienio laida, geriau pirmadienis negu sekmadienio vakaras, nepamirškim, bent man taip yra. Tai jau dabar sekmadienio vakaras darosi, šmutkės kraunos ir Vilnių. Ačiū ir viso gero.